Eimantas visą gyvenimą dirbo samdomą darbą už stabilų atlyginimą. Kai jam buvo 45, Eimantas paveldėjo turtą už 100 000 eurų. Šią sumą Eimantas nusprendė investuoti, nors patirties tame neturėjo. Norėdamas suvaldyti pinigų praradimo riziką, Eimantas investicijas išskaidė. Už pusę sumos, tai yra 50 000 eurų, vyras įsigijo butą. Jį išnuomavo ir taip susikūrė papildomų pajamų šaltinį. Už 15 000 eurų jis nusipirko vienos bendrovės akcijų, nes tikėjosi vertės padidėjimo. Mat buvo girdėjęs, kad įmonė gerai sekasi. Likusius 35 000 eurų paskolino verslo pradedantiems pažįstamiems žmonėms. Atėjus ekonominiai kriziai, Eimanto turimų akcijų vertė nukrito 10 kartų. Investicija į svetimo verslo pradžią taip pat sudegino pinigus. Eimantas tinkamai neįvertino žmonių gebėjimų, bandančių imtis verslo. Verslą teko uždaryti ir Eimantui pavyko atsiimti vos dalį savo pinigų. Ši istorija yra puikus pavyzdys, kaip netinkamas investavimo rizikos suvaldymas neapsaugojo Eimanto nuo pinigų praradimo.